2004 metais Citroën papildė savo modelių gamą išskirtiniu modeliu, kuris traukė visų praeivio akis. Tai yra Citroën C4, nedidelis miesto hatchbackas, kuris sutvertas šeimoms. Šis modelis tai nesenai gavo atnaujinimą, kurio metu Citroën dar labiau sulaužė visas taisyklės. Citroën ir toliau savo naujausių modelių laužo taisyklės, išsiskirdami savo kėbulo formą. Su atnaujinimu šis modelis gavo atnaujintą Citroën ženkliuką, atnaujintą bamperį ir atnaujintus žibintus. Žibintai yra sudaryti iš LED lempučių, jie yra adaptyvūs ir prisitaiko prie visų kelio sąlygų. Su Shine komplektacija, tai yra aukščiausia komplektuotė Citroën gamoje, pristatė ir naujus akcentus, kurie patrauks akį su visoms spalvomis. Taip pat čia galite matyti visiškai naują, modernę ir praktišką spalvą, kuri lietuviams tikrai patiks. Tai yra pastelinė žalia spalva. Sekite mūsų Stelauto TV kanalą ir susipažinkite su kitais mūsų siūlomais automobiliais. Standartinėje komplektacijoje Citroën C4 turi R16 solių ratlankius, tačiau įsigiję aukštesnės komplektuotės automobiliai gausite šiuos 18 solių ratlankius. Automobilio prošviesa yra 156 mm, dėl to galėsite ramiai privažiuoti prie visų bortelių ir nebijosite, kad pažeisite savo automobilio dugną ar priekinį bamperį. Taip pat turime slenkščių apsaugas, kurios pradarius duris pilnai uždengia slenkstį tam, kad neišsipurvintumėte savo kelnių išlipant iš automobilio. Automobilis išsiskiria savo žemėjančią stogų liniją, kuri sudaro kupė įvaizdį. Su aukštesnė komplektuotė įgausite ir juodos spalvos stogą, su kuriuo tapsite dar išskirtinesni. Su atnaujinimu C4 tapo dar modernesnis ir sportiškesnis. Sportiškumo dabar automobiliui suteikia visiškai nauji pilnai lediniai žibintai ir galinis spoileris. Taip pat, kadangi Citroën labai didžiuojasi savo vardu, jie pašalino savo logotipą ir išdidžiai užrašė Citroën. Automobilio galinis bamperis yra apsaugotas nedažyta plastmase, kuris suteikia automobiliui praktiškumo. Citroën puikiai suderino modernų interjerą su praktiškumu ir funkcionalumu. Citroën dar neatsisakė klimato valdymo, kuris yra sukamas ratukais, taip pat visi mygtukai pagrindiniai yra fiziniai, neliečiami, taigi jums nereikės nukreipti akių nuo kelio, norint surasti reikalingą mygtuką. Turime daug patogių dėtuvių, tai yra turime 2 puodelių laikiklius, porankį, kuris atsidaro, taip pat turime belvėlį telefono kroviklį, kuris yra dengtas guminė danga, kad jūsų telefonas neslidinėtų. Čia turime daiktadėžę, kuri atsidaro ir galite pasislėpti savo norimus brangius daiktus. Centrinė daiktadėžė yra itin talpi ir itin gili. Tai sudaryta iš 2 dalių. Turime viršutinę dalį, kurią galėsite laikyti smulkius daiktus, o apatinėje dalyje lengvai tilps ir didesnis rankinukas. Reikalingiausią informaciją galite matyti centrinėme ekrane, kuris yra 7 colių. Ir tai yra jau bazinėje komplektacijoje. Taip pat bazinėje komplektacijoje gaunate 10 colių centrinį ekraną, kurį galite konfigūruoti pagal savo poreikius. Tai yra visus valdiklius galite išsidėlioti individualiai, todėl nusipirkę automobilį ir praleidę apie 15 minučių pasidarysite savo gyvenimą žymiai lengvesniu. Šitas ekranas taip pat turi jau įmontuotą bevėlį palaikymą Apple CarPlay ir Android Auto. Savo mobilųjį įrenginį galėsite krauti naująją Type-C jungtimi arba seno tipo USB-A jungtimi. Taip pat centrinėje dalyje rasite ir 12 V jungtį, jeigu reiktų prisijungti kokį nors prietaisą. Norint maksimaliai išnaudoti Citroën siūlomą komfortą, tikrai verta pasirinkti aukštesnės komplektacijos automobilį, kad gautumėte Ergo Comfort sėdynes. Skirtingų tonų spalvos suteikia salonui jaukumo, taip pat sėdynės yra pagamintos iš odos ir jos turi papildomą paminkštinimą, kad suteiktų maksimalų komfortą visom jūsų kelionėm. Taip pat lietuviams itin patiks tai, kad sėdynės yra šildomos, kaip ir šildomas vairas ir šildomas stiklas, kad žiemą būtų užtikrintas maksimalus komfortas. Kompromisų čia nebus. Gale taip pat patogu kaip ir priekyje. Turime minkštas sėdynės, jos yra šiek tiek atloštos, taigi patogiai
jausitės ir ilgesnėje kelionėje. Čia vietos yra gana nemažai kaip vidutinio dydžio hatchbackui. Turime atskirą apipūtimą orų. Galima rasti ir kišenėlę jūsų mobiliam įrenginiui ir didesnę kišenėlę stambesniem daiktam. Turime porankį, kuriame rasite 2 puodelių laikiklius ir vietą pasidėti telefonui. Taip pat čia turime ir angą, jeigu reiktų vežti ilgesnius daiktus, o šone dar 2 keleivius. 3 suaugusieji galbūt ir nesijaus labai patogiai gale dėl to, kad automobilis nėra labai platus. Tačiau 3 vaikai čia jausiasi puikiai, kadangi jie turės labai daug vietos kojoms dėl siauro transmisijos tunelio, o ir visi bus patenkinti, kadangi ties viduriu rasime ir įkrovimo jungtį visiems mobiliem įrenginiam. Automobilyje atrasime 3 ISOFIX jungtis. 2 iš jų yra išorinėse galinėse sėdynėse ir 3 priekinėse sėdynėje. Automobilio bagažinės talpa yra 380 litrų. Bagažinėje galime rasti ir 2 dugną, kurį galime nuleisti žemiau, jeigu norime dėti daugiau daiktų į viršų. Nulenkus sėdynės gausime visiškai lygų pagrindą, taigi galėsite lengvai nustumti daiktus į priekį ir pasistumti juos atgal. Taip pat čia neturime jokio laiptelio, taigi ištraukti daiktus bus itin lengva, o pirkinių krepšelius galėsite pasikabinti ant kabliuko. Jeigu reikalinga didesnės talpos bagažinė, galite rinkti Citroen C4X. Jau greitai galėsite pamatyti mūsų salone Stelauto. Ieškatiems sportiško automobilio šį modelį vertėtų apeiti. Tačiau jeigu jūs vertinate komfortą, tai šis modelis jums tikrai patiks. Citroen C4 turi Advanced Comfort pakabą. Ja gausite jau standartinėje įrangoje. Su šia pakaba važiuosite itin komfortiškai ir minkštai, visi kelio nelygumai bus sugeriami tyliai ir maloniai. Automobilis itin tinkamas važinėti mieste, kadangi vairas yra itin lengvas. Pasirinkę hibridinį variantą gausite elektrifikuotą 2 sankabų pavarų dėžę su 6 pavaromis. Jeigu pasirinksite benzininį variantą, jūs gausite seno tipažo hidromechaninę 8 pavarų dėžę, kuri bus ir patikima, ir užtikrins sklandų važiavimą. Abiejais atvejais tikrai nesuklysite. Jeigu pasirinksite elektrinę versiją, gausite įprastą elektromobilio 1 pavaros dėžę. Kalbant apie elektromobilius, galite rinktis iš 2 variantų. Abu variantai turės 54 kWh bateriją, tačiau skirsis variklio galingumas. Silpnesnė versija turės 136 arklių galių variklį, o galingesnė versija turės 156 arklio galių variklį. Su galingesnė versija galėsite nuvažiuoti iki 420 km. Nenorintiems pilnai elektrinio automobilio galite rinktis hibridinį variantą. Tai yra 48 V hibridas, kuris gali važiuoti elektra nedideliu greičiu. Hibridinė versija gali būti 110 arklio galių arba 136 arklio galių. Hibridinė versija turi 2 galingumus. Tai yra 100 arklio galių ir 136 arklio galių. Taip pat galite rinktis ir visiškai benzininę versiją, jeigu dar nenorite elektros. Tai yra 130 arklio galių variklis, kuris užtikrina gana nedidelės degalų sąnaudas, tai yra apie 5,9 litro 100 km. Automobilis turi labai daug saugumo asistentų. Su adaptyviu autopilotu, kuris palaikys atstumą iki priekį važiuojančio automobilio. Taip pat standartiškai jau gaunate linijų asistentą, kelio ženklų atpažinimą, automatinį stabdymą atsiradus kliūčiai jūsų kelyje. Taip pat standartinė versija turi galinius parkavimo daviklius, o jeigu norite daugiau, galite pasirinkti aukštesnės komplektuosis automobilį, kurioje gausite jau ir priekinius parkavimo daviklius bei galinio vaizdo kamerą. Taip pat papildomai galite įsigyti ir 360 laipsnių vaizdo kamerą. Automobilio matomumas yra tikrai geras, kadangi jūs sėdite aukščiau, puikiai matote priekį, tatramčiai nėra labai stori ir nesudaro didelės aklos zonos. Žvelgiant į galinio vaizdo veidrodėlį, kuris taip pat yra ir savaime pritemsantis, šiek tiek aklą zoną sudaro gale esantis spoileris. Tačiau
tai nesudaro didelios įtakos jūsų matomumui. Norintiems taupyti degalus, galite pasirinkti eko režimą. Šiuo režimu jūsų akseleratoriaus pedalas taps netoks jautrus ir jūs taupysite degalus. Jeigu įvažiavote į vingiuotą kelią, tada galite pasirinkti sportinį režimą, o norint dar azartiškesnio vairavimo, galite taip pat perjunginėti poweras ant vairo. Automobilis išsiskiria ir savo garso izoliacija, kuri šioje klasėje yra labai gera. Jeigu ieškote išskirtinio dizaino, komfortiško, su gausia įranga automobilio už konkurencingą kainą, tai gali būti jūsų sekantis automobilis. Jį galite išbandyti Stelauto salonuose.